Taigi šnekamės su ponu Petru Gražuliu, europarlamentaru, kuris ką tik tai po eilinio teismo posėdžio ir noriu paklausti, o nuo kogi vis dėlto viskas prasidėjo? Kodėl jūs teisme šiandien? Žinot, aš jau pripratęs prie tų teismų, nes esu faktiškai persekiojamas nuo pat vaikystės. Kaip gal ir teisme minėjau, aš nestojau nei į spaliukus, nei į pionierius, nei į komjaunuolius, buvau metamas iš mokyklos ir panašiai, paskui sovietinės armijos. O kaip jums pavyko išsisukti nuo spaliukų, pavyzdžiui? Nelabai kas klausdavo. Nelabai, bet aš pasakiau, kad aš nepriklausysiu, aš pats pasakiau. O kieno įtaka? Tėvų? Tėvų. Vis tik tėvų įtaka buvo, didžiausia įtaka tėvo, mano, kadangi buvo labai religingas žmogus ir labai sąžiningas ir jis palaikė mane iš toj kovoj. Buvau išmestas iš mokyklos, paskui kai tą komuninimą nestojau, irgi ten kažkuriam laikui buvau išmestas. Suspenduotas. Bet nežiūrint to, atsilaikiau visoms tom spaudimui ir po to be abejonės mano kova tęsėsi. Aš atsisakiau į sovietinę armiją apmokymus, čia viskas susijęs su vasario 16 minėjimo 88 metais, tai prie Mickevičiaus paminklo 87 organizavom to jau garsųjį mitingą, vienas buvo iš organizatorių ir kalbėtojų, po to vienu žodžiu jau sugalvojo mitingą suorganizuoti 88 metais, gal tokį visuotinį akciją minint Lietuvos galbūt nepriklausomybę. Minint, kad o per bananų balių gavot bananų, ar ne? Aš žinau, kad dar per bananų balių sėdėjau lagerį sovietinį. Mane pasodinė buvo ir dar per bananų balių sėdėjau sovietiniam lagerį. Mane, kaip pasakyti, išgelbėjo ir ne tik mane, ir kitus politinius kalinius. Tai kada lankėsi prezidentas Amerikos Reiganas, važiavo susitikti su Gorbačiovu į Maskvą ir jis pareikalavo, čia žinom ilgą istoriją, kad būtų paleisti politiniai kaliniai, kaip dabar Baltarusijoje paleidinėja politinius kalinius, ir vis tik tada buvau aš paleistas su kitais politiniais kaliniais iš sovietinio lagerio. Visi gal beveik buvo, jau visi buvo paleisti, čia 88 metai pabaiga buvo, tai dėkingas Reiganui prezidentui, buvo akcijos Amerikoje daromos, jaunimo, kad... Pavergtųjų tautų savaitė ir panašiai, šitą mes žinome. Tai dabar juokauju, va šitoj byloje reikės prašyti Trumpo, kad Trumpas mane, kai nuteis, kad gelbėtų, kai tuo metu sovietmečiu teisė ta sovietinė sistema, o dabar genderistinė sistema teisė. Tai dabar žiūrėkit, bet šita byla konkrečiai, nuo ko ji prasideda, kame fabula? Jūs pats papasakosite. Fabula tame, kad daug laikos metų jau stengiasi prastumti tą partnerystės įstatymą, tai yra įteisinti tuos santykius tarp vyro ir vyro, arba moters ir moters, o gal ir daugiau ten atsiras tokių santykių. Man tik kyla klausimas, kodėl tarp vieno vyro ir tarp vienos moters, gal jau čia mes galim įteisinti ir poligamija, ar ne? Poligamija, o kas čia? Iškrypimas vis tiek tai yra ir ateis laikas, aš jums sakau, paminėkit, nes Europos parlamente jau yra diskusijų, o kodėlgi, jeigu vaikas sutinka, kodėl su juo negalima santykiauti ir tik tais amžiaus dabar riba galbūt ir mažinama ir panašiai. O ateis laikas, kad įteisinsim, jo aš girdėjau ir Vokietijoje kalbama, kad ir zoofilija bus įteisinta. Dabar pakol kas to nėra, bet ateis, viskam tas laikas ateis, tas supuvimas nuolat auga, didėja, sparčiai didėja. Taip, kad šitas iškrypimas, seksualinis vyras su Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Ir kadangi aš pasakiau Seime prieš, ir visas laikas pasakau prieš, kad tai yra nenatūralūs santykiai, tai ir balsavau Seime prieš partnerystės įstatymą, jis ir nebuvo priimtas, tai mane kalidoriui užsipuolė tie vadinami homoseksualai ir dar ir kitokių ten buvo, aš nežinau, dabar yra kažkokia plius, tai ten matyti visos šitos mano išvardintos seksualiniai iškrypimai jau įeina galbūt, nes kas tas LGBT plus kažkokį tai. Tai aš manau, kad jie yra daugiau visokių iškreipimų. Bet žiūrėkite, tame nėra nieko naujo, juk 1917 metais po bolševikų perversmo ten irgi buvo pasakyta, kad šeima ir santuoka yra buržuazinė, atgyvena, kad turi būti laisvi santykiai, ten buvo vaikščiojama po Piterį ir Maskvą nogais užpakaliais. Buvo tas dalykas, tai nėra kažkas naujo. Tai visiškai nieko naujo ir aš Europos parlamente apie tai kalbėjau, kad šitą ideologiją galbūt pirmi
pradėjo komunistai. Ir ypač Engelsas propagavo savo raštuose, kad šeimos faktiškai neturi būti, tėvai bendri, vaikai bendri, visas, kai sako, bendra. Ir organizavo, kaip šitas vadinamas, paradus gėjų pirmi. Tai ir aš klausiu, tai jūs žinot, kas pirmas tėvas krikštatėvis šios genderistinės ideologijos. Taigi Leninas kartu su Engelsu, Marksu, ir tik Stalinas vėliau pamatė, kad pilna Rusija benamių vaikų, pirma nusikaltimų, plinta venerinės ligos. Ir tada, vienu žodžiu, jis tyliai ramiai sustabdė visą šitą ideologiją. O dabar žiūrėkite, dar vienas dalykas. Šiandien teismo posėdėje buvo įdomus niuansas, kai šalys kalbėjo, cituodamos ne tiek ten baudžiamąjį civilinį ir administracinį kodeksus, bet šventąjį raštą. Taip pat ir jūsų oponento advokatas tą darė. Tai šitą, kaip pavyksta teisininką priversti interpretuoti Bibliją? Nu, žinot, kas ir man šokiravo mane jo interpretavimas ir aš faktiškai atsakinėjau jam. Jis bandė įrodyti, kad bažnyčia toleruoja homoseksualizmą ir seksualinius iškrypimus. Tai mane papiktino. Ir aš tikrai neramiai kalbėjau, emociškai kalbėjau, tuo labiau, kad šventam rašte 118 kartų smerkiamas homoseksualizmas. Juk aš faktiškai kalbėjau, ką kalba apaštalas Paulius laiške romiečiams, kad ten labai griežti žodžiai. Jisai sako, jie verti mirties bausmės, jie Dievo nekenčiami, jie neklauso tėvų, jie pavydūs, jie įžūlūs. Labai griežtai žodžiais apie juos smerkia. Bet jūs palygino su Hamu. Su Hamu. Tai va, žiūrėkit, kas yra, kad atseit dėl tėvo nuogumo. O ką tu žinai, gal tėvas gailėjosi ir ne vaikui teist. Nes aš paminėjau net ir pavyzdį, kad būtų atgailos sakramentas tikras, turi nuodėmes išpažinti, pirmiausia, jas visas išpažinti, gailėtis ir už jas atlyginti. Jeigu, pavyzdžiui, jie pirmiausiai turi pripažinti homoseksualai, kad jie yra, klausykit, gailėtis dėl savo kalties. Tai be abejonės Dievas visiems atleis. Ir paminėjau net ir teismo posėdį, kai Kristus buvo nukryžiuotas ir šalia buvo 2 latrai nukryžiuoti, iš kairės ir iš dešinės, vienas priekaištavo, o kitas pasakė, ką tu darai, juk mes kaltai kenčiam, ir paprašė Dievo Kristaus, kad jis prisimintų rojuje. Ir ką Kristus pasakė, dar šiandien tu būsi su manim rojuje. Bet gailėtis reikia, Dievo gailestingumas yra beribis, o šitie nesigailė, jie įžūlūs yra. Kuo manote baigsis šitą bylą jūsų? Aš nežinau, aš manau, kad aš būsiu nuteistas, kitaip negali būti. Bet žiūrėkit, aš net formuoju naujas teismų praktikas savo bylose. Prisiminkit tą isterijos bylą, listerijos bylą. Iki to laiko teismai netaikydavo, kai pas mane nerado tų finansinių kažkokių tai pinigų nusisavinimo ar ko, bet vis tiek Gražulį reikia nuteisti. Tai ką jie padarė? Moralinę žalą surado. Kadangi nemažai rašė apie mane žiniasklaidą, jie taip teismas interpretavo, neigiamai rašė, tai padaryta didelė moralinė žala ir už tai skyrė ten administracinę baudžiamoje byloje finansinį nuobaudą. Tai klausykit, ne aš rašiau. Vienas dalykas. Ir kitas dalykas, pirmą kartą jie rado tą galimybę pritaikyti ir dabar visiems taikoma. Ir Čekučių byloj ir panašiai. O kas ta moralinė žala? Čia Dievo, kai sako, pretencija, bažnyčios, kas yra moralinė žala, o ne teismo. Tai pažiūrėkit, kas yra. Ir dar vienas manęs kaip politiko, jeigu mane po šitų teismų sprendimų išrenka vis tiek į Seimą, išrenka mane į Europos parlamentą, tai kas daro moralinę žalą? Aišku, teismai daro moralinę žalą. Tu ją apčiuop. Jeigu pinigus paėmė, pavėlgai nusisavinai, tai akivaizdu, yra tiek tai pavogta. Tai teiskit. O ne, neranda pinigų, moralinę žalą pripaišo. Tai, kad klausykit, tai koks Gražulis įtakingas, pakeitė visą teismų praktiką. Po mano bylos, kur nerado pinigų, tai rado jį vienu žodžiu moralinę žalą pripaišė.